Sveikos gerbiamosios. Labas. Na, tai Greta ir Indrė. Ir šį kartą iš tikrųjų turim jums dovanų, nes praeitame sezone Militos Daikerytės, jūsų interjeras, kurtas to buto, sulaukė daugiausiai mūsų žiūrovų simpatijų, balsų. Tai iš tikrųjų labai džiaugiamės, sveikiname jūs. Ir turim jums iš tikrųjų simboliškų dovanėlių. Tai čia nuo mūsų komandos jums toks gražus, kaip sakant, diplomas įrėmintas. Nu, ačiū. Va, o mūsų partneriai dar jums iš tikrųjų Krinona LT tokį dabar trendinantį gerą rimtą reikalą paruošė. Čia sakė, sveikuoliai tikrai neatsiejama dalis virtuvės turi, tai yra karšto oro gruzdintuvė Zylė. Išbandykit, pasižiūrėkit, kažkur tikrai panaudosit pas kažką virtuvėje. Nu, mes mėgstam valgyti, tikrai panaudosim. O aš iš tikrųjų beje pasižiūrėjau net Facebooko grupę karšto oro gruzdintuvė. Facebook'e lietuvių turi daugiau negu 130 000 sekėjų, kurie ten visi receptais dalinasi ir taip toliau. Tiesiog negalėjau patikėti. Aš jau girdėjau iš draugių, kad yra labai geras daiktas. Tai Zylė, Krinona LT, šaunuoliai, prizas jum. O aš iš tikrųjų dar noriu truputėlį jūsų paklausti ir priminti žiūrovam apie tą patį jūsų projektą. Priminkit, kokia buvo pagrindinė idėja, nes tai buvo nedidelis butas, aukštos lubos, ko norėjo Milita, kad atsitiktų tame bute? Milita tai jaukių namų norėjo ir tokių militiškų namų, nes jinai pati kaip asmenybė tokia, charakteringa labai. Ir gal kažkokio tokio išskirtinio truputį, kad būtų krautų akį kažkas kitaip negu visur. Tai mes drąsiai ir pabandėm gal virtuvėj tą akcentą panaudoti. Bet tu labai gerai ir pasakėjai, kad butas buvo tikrai labai mažas. Tai viena iš užduočių ir buvo padaryti taip, kad jisai nesijaustų toksai mažas. Ir talpus, kad būtų, kad viską galima susidėti. Tilptų, nes vis tiek gyvenime tų daiktų yra labai labai daug. Tai man atrodo, tas gal ir žmonėm labai patiko, jeigu ten vertino, žiūrėjo. Tai kad iš tikrųjų jis yra, nedidelis, bet ten viskas telpa, visos funkcijos telpa. Ir gal toksai standartinis, žinai, dydis pagrindė, turbūt lietuvių daugiausiai perkamas. Nedidelis, dviem žmonėm, bet kuo daugiau, kad tilptų. Bet visos funkcijos tikrai yra. Greta ir Indrė, dar tada klausimas pabaigai. Jūsų keli patarimai mūsų žiūrovams, kurie galbūt perka ar pirks nediduką butą, ar patys, ar su interjero architektais planuosis tą projektą interjero tame bute. Kas esminiai dalykai, kad tas butas tarnautų puikiai, gyvenimas ten būtų jaukus, kokie esminiai dalykai, ką jūs pritaikėte šiame bute, kas leido iš tikrųjų dabar ir turėti tą rezultatą, kad mūsų žiūrovam tai jisai labiausiai patikės. Aš tai galvoju, aišku, toks pagrindas, nuo ko mes pradedam, tai turbūt būtų zonavimas. Išzonuoti geras planas, gerai išzonuoti tą pradžią, tokia, nuo ko mes pradedam. Aišku, kaip ploto gal nėra tiek daug, reikia labai gudriai sumastyti, kaip aukštį išnaudot, nes, pavyzdžiui, šitam bute mes to aukščio turėjom, nes yra šlaitinės lubos, tai tikrai ten ir viena ten storage, ten laikymo vieta galėjo atsirasti kaip antrasoliai, tai daug susitaupo. Bet be aukščio tai taip, man atrodo, yra svarbiausia suskirstyti funkcijas, kuri svarbesnė, kuri mažiau svarbi ir jom atitinkamai skirti procentaliai ploto ir aišku įvertinti dar ir šviesą tose zonose. Nes galbūt ten ir šituo atveju ten tualetas ar ten drabužinė visada buvo dedamos ten, kur mažiau šviesos, į kampus, tada jau ta bendra erdvė yra labiau apšviesta, tada jinai automatiškai atrodo daug erdvesnė. Ir kažkaip tas erdvės pojūtis toks atrodo wow, nors jo gal ten tiek ir nėra, bet šviesa labai daug ką daro. Tai taip, man atrodo, yra svarbiausia sudėlioti prioritetus, tada tos prioritetus išreikšti plane ir tada jau įvilkti viską į spalvas, medžiagas ir ten... Ir bandyti gyvendinti. Tas jau rezultatas. Tai ačiū Jums, iš tikrųjų nuostabus projektas. Šiemet, manau, tikrai skelbsime vėl konkursą. Tai tikrai dar, manau, susitiksime ir būsto anatomijos laidose su jūsų sekančiais projektais, kurių tikrai žinau, kad šiuo metu yra nemažai, tai tikiuosi labai kažką parodysim ir mūsų žiūrovam. Ačiū Greta, ačiū Indrė ir neblėstančio to kūrybinio įkvėpimo. Ačiū tau.